Svaru nendrėse. Nu, nelabai. Žalvarį. Tas eglutė čia kalėdė. Nuo gramofono. Gali būt. Gerybių rado. Ir va, žiūrėk, kokia pačkutė šulinė. Keliam, ko nedirbam jo. Sena išgerta, iki 12 galioja. Čia tas seifas, Vidma, davai. Davai vieną. Jau tikrai namą galima statyti. Vieną dieną. Dar jeigu plytas rinktumėm, čerpės, tai nežinau čia. Vieną palikau laidą, jeigu norėsime. Bet vat piknikai, statybinės tos vat čerpės, kur viskas yra viskas sumesta, vat padarytas didelė pakrantė. Kadangi tai čia buvo daroma tais laikais sovietiniais, tai čia kiek... Buteliai. Tai buteliai pagrindas, svarbiausia nuo šampo. Nu, tai rodo mūsų lietuvišką mentalitetą. Pagal šitą ežero dugną gali spręsti. Ar kada buvo valoma taip? Planingai nebuvo, šį kartą valoma planingai. Prižiūri visą tvarką administracija savivaldybės, ir tai ištraukia nemažai šiukšlių. Na, o kiek ežerų valysit? 4. Kuriuos ežerus? Aknanos, Galvės, Lūpos ir Totoriškis. Pasamdėm įmonę, kuri to užsiims. Yra nurodytos teritorijos, maždaug 11 km pakrantės juostos turės išvalyti. Nu, matai, kad ten krepšys baltas vandenį. Žinot, kaip, visada prašom maudytis Galvės ežere. Davai, 3-4, opa! Gera šiukšliadėžė, špižinė. O kas čia per spintą metalinę? Šaldytuvas. Galvės ežeras kaip savartynas. O ir kastuvai, va. Tai gal dar rubliai tarybiniai? Garlaivės atsiminė anksčiau? Prieš šonų turėdavo tas padangas, tai vat matomai nuo jų jos ir nukrisdavo. Jachtos turbūt irgi padangas naudodavo, švartavimuisi. Taip ir bus, ir jos va nukris, bet nu toks traktoriaus tokią padangą, tai aš nežinau, čia jau kaziukonio gal reikia, čia kai pilį restauravo. Iš tikrųjų dabar šitas vaizdas, kur pasižiūrėjom, na, matosi, kad tikrai reikia
tą planingai daryti ir labai džiugu, kad šiuo metu tas vyksta, nes vienkartinės tos akcijos, na, vis tiek kažkokius tai plotelius pravalo, o iš tikrųjų labai džiugu, kad iš ES lėšų vyksta toks projektas ir jis yra kompleksinis ir tikslingas. Tai manau, kad publika dabar šiek tiek kultūringesnė ir nemėto tokių jau didelių daiktų, kaip čia matom. Čia daugiau reliktai galbūt ir nuo tarybinių laikų likę, bet manau, kad įspūdį daro gana nemažą. Kiek čia visokių tokių prikaupto, iš išorės atrodo viskas gražu, ežeras lyg tai švarus, bet ant dugno pasirodo tokių dalykų galima rasti. Ir matyti nemažai ir kitose pakrantėse yra, tai iš tikrųjų reikia tęsti ir toliau. Gal iš čia anksčiau būdavo, ar gal ir tokių dabar, matyti yra tokių žmonių, kurie tikrai nežiūri ką metas. Svarbu, kad atsikratyti, bet man tai baisiausia tai, kad atsikratyti tokią vietą pasirinkę. Ne prie konteinerio kur nors, galų gale kur nors padėję prie kelio, bet į ežerą. Tai čia jau iš viso.